Taigi, sveiki mėlyjeji, su jumis aš Artūras. Šiandien gal ten truputėlį neįprastai. Mūsų inkubatoriaus puslapį, tradingo grupiai tiksliau, paklausiau, gal kažkas nori kažką tai, kad pakomentuočiau, tai atsirado žmonių, kas iš tikrųjų turi kažkokių tai vienokių kitokių porų ir jas va šiandien būtent ir pakomentuosiu. Pasakysiu, man asmeniškai nelabai patiko, kas tenais, ko tenais žmonės yra prisirinkę, nes čia tikrai matau, kad yra tokių, kurie tikrai pastoviai turbūt užsiima Forex prekybą, tai manau, kad yra ir daug geresnių variantų, negu jūs juos, negu čia. Aišku, čia aš kalbu tokiais iš savo pusės, nes pagal mano prekybos stilių jums tenais galbūt yra patogiau visai kitoks stilius, jo, ir tose porose kažką tai matot. Mėnesinis grafikas, tai yra GBP ir Japonijos jena, bet kokiu atveju reikia gerbti 2009 metų šitas vietas, kada dabar kaina prie jų ir yra, bet ar tai būtų palaikymo pasipriešinimo lygis, tikrai labai abejoju, tokių palaikymo pasipriešinimo lygių iš tikrųjų aš niekada nelaikau palaikymas pasipriešinimais, tai yra labiau iš knygelio apie Forex palaikymai pasipriešinimai, tai yra iš fantastikos ryties kažkas. Daug svarbiau, man atrodo, dabar tais stebėti žmonių elgseną būtent prie 1600 lygio. Tai va čia reikėtų jau žiūrėti iš tikrųjų, kaip jie dieniniam, kaip jie savaitiniuose grafikuose čia suselgs. Taip, tai dieniniam grafike, jeigu tik matyčiau, kad čia koreguojasi viskas iki šičia ir traukos nėra į viršų, price action paaišytų kažką tai į pardavimus, nebejodamas viską pardavinėčiau. Nes pagrindinis trendas bet kokiu atveju šiuo atveju yra į apačią. Tai į viršų aš tikrai nepirkčiau, nes aš šitais dalykais neužsiimu, į dvi pusės niekada nedirbu. Trendas yra visiškas totalus į apačią, mėnesiniam ten tas pats yra, mėnesiniai žvakiai arkliniai iš tikrųjų ir prieš tokią žvakę pašokinėti nepašokinėsim nei vienas. Tai jeigu pardavinėja jie, tai mes neturim teisės pirkti iš tikrųjų. Euras ir rublis, tokia įdomia pora įsirinko, priminsiu, kad paskutiniai mūsų online grupė, kada buvo, tai buvo toksai Vidas, kuris padarė paskutinius namų darbus ir jisai rado USD rublį ir jisai kategoriškai buvo įsitikinęs, kad jisai iš tikrųjų tą porą kris, kad nekoreguosis. Iš price action tenais tikrai buvo tą galima pamatyti ir tas taip ir atsitiko. Tai labai Vidą sveikinu, kad jisai jau tuo metu pastebėjau, kad tai bus. Lygiai tas pats, manau, vyksta su tuo pačiu euru čia rubliu ir ar tenais kokiu tai svarų rubliu. Tai kol kas iš price action dieniniam grafike tai pasakyčiau, kad galbūt čia į pirkimus kažkas tai būtų galima orientuotis, nes vis tiek trendas tai yra visiškai į viršų. Aš nežinau, kam, man niekaip suprast, kam tokios poros apskritai reikėtų, kam jos reikia, jeigu jinai, tiesiog, bet ką aš matau iš techninės pusės, savaitiniam grafike, bet mėnesiniam grafike paimkim, tai yra šitas spyglys. Tai yra aukščiausia kaina kažkada tai buvus, kurios iki šiol nieks nepaėgė išpirkti. Šiuo atveju tai yra pakankamai dvigubas, sakyčiau, ženklas, kad čia buvo pirkėjų ir atvažiavo stipriai dominuojantis pardavėjai ir lygiai tas pats vyksta šitoje vietoje. Liko viena diena iki mėnesio galo, tai čia pažiūrėsim, ar bus neigiama, ar bus teigiama šita žvakė. Tai vėlgi, užsidarius mėnesių galbūt visai būtų galima spręsti apie kitus dalykus ir čia jau pradėti tiesiog gal kažkokius tai pardavimus. Tai mėnesiniam grafike kol kas niekada nepirčiau, kol kaina nebūtų šitoje vietoje ir dabar jau neparduočiau iš tikrųjų, kol kažko tai nebūtų šičia iš neigiamos pusės. Tai savaitiniam grafike, manau, ten irgi lygiai tas pats vyksta. Reikėtų kažkokių tai uždarimų, kurie jau matėm pirmąjį randieninio, kurie būtų kažkur tai žemiau šitose vietose. Jeigu tai pasidarytų šitose, greičiausiai pasileistų kasas ir darytų kažkokią tai šiokią tokią didesnę korekciją. Čia jau bangų aš jokių neižvelgiu, tikrai aš jų nematau, nes jų nėra, nes yra tam priežasčių iš tikrųjų. Tai čia, kas bangas skaičiuoja, nežinau, čia manau, kad tik tais iliuzija yra. New Zealand ir Kanados doleris
nesuprantu visiškai, kur šita pora yra, jinai yra niekur, čia jinai yra, aišku, tikimybė, kad jinai kris yra dabar jau kur kas didesnė, nes jinai darius yra žemesnės apačias, bet padarytos yra šios viršūnės prieš tai. 3 kartus jos nepasiteisino ir kol kas iš mėnesio price action matom, kad lygtais viskas eina į pardavimus, bet tuo pačiu iš tikrųjų viskas vyksta mėnesiniai žvakiai. Vienoj žvakė, kaip aš vadinu, viskas vyksta inside, jo, tai savaitiniam grafike, aišku, labai gražūs pardavimai. Čia tikrai stipru jau matom, tikrai stipru, jo, tai galbūt būtų galima ieškoti kažkur tai dieniniuose grafikuose, kažkur tai čia kažko tai, kažko, vėl atstojus matom prie 300, ne, ar prie 200, galbūt 1, 2, 3, 1, 2, 3, galbūt dar kažkiek čia kažkas pakris, galbūt ne, nežinau tiesiog, daug, neturiu nei vieno pliuso šitai porai pardavinėti arba šitą porą pirkti. Australas ir USD man truputėlį įdomesnis variantas, tik tais aš nesitikėjau šito žvakės penktadienį, kad jinai bus tokia. Šičia, kaip matau, greičiausiai dirbtinai keliama kaina buvo, vis tik tai suveikė 1, 2, 3, 76,4 lygis, tai ir manau, kad jisai čia pakankamai aiškiai suveikia. Šita vieta, kas žino iš mūsų mokymų, yra visiškai neprekiaujama ir labai gerai, kad čia nepuola kažkas tai pirkti tokiose vietose, nes čia jau yra didžiausias pavojus tokiose vietose pirkti. Reikėtų pirkti arba čia pardavinėti, ne? Arba dabar pardavinėti, aišku, su kažkokiais, tai jau čia šiuo atveju būtų truputėlį stop lossai, truputėlį didesni, bet kokiu atveju potencialas, manau, tai būtų minimaliai 1 prie 2. Kol kas keičiu savo nuomonę, kurią turėjau penktadienį ir ketvirtadienį apie šią porą, nes matau, kad vis tik tai žmonės nenori kilti. Ir jeigu jie nenori kilti, tai aš irgi turėsiu eisiu ten, kur jie nori. Tai greičiausiai šitoje poroje atsivers pardavimai. Nebent būtų manipulacija tokia pati lygiai į priešingą pusę, tai maždaug kažkas tokio. Arba lėtai kažkaip išaugtų tą kainą, užsidarinėtų virš visų šitų uždarimų, tada greičiausiai būtų atsivertų keliai iš tikrųjų į pirkimus. Kol taip nėra, vienintelis dalykas yra laukimas. Traderis uždirba šaibas laukdamas. Euras ir Australas. Kodėl pasirenkat eurą ir Australą ir nepasirenkat euro, pavyzdžiui, Kanados, kur techniškai kur kas geriau dirba ir techniškai kur kas dabar geriau atrodo ir joje net tenais matosi viskas iš tikrųjų aiškiai. Su šita poras mėnesiniam grafike pažiūrėkit, kur jinai yra, jinai vėlgi yra nei ten, atrodo, nei šiandien, ne, 1,5-6 šitoj vietoj, pakankamai stipru, matom 2 savaitės, 2 mėnesiai, niekaip nesugeba tos vietos ištaškyti ir jos niekaip tos vietos neištaško, tai greičiausiai čia bus pardavimai, greičiausiai. Optiniai apgauliai dėl dieninio grafiko, trumpalaikių galbūt pasikoreguos, jeigu čia jau matom, kad uždarimų šiaukų tokių buvo žemiau negu prieš tai buvusios apačios, tai galbūt jinai pasikoreguos į kažkur iki čia, darys 1, 2, 3 ir tik paskui jinai važiuos į apačią šitą porą. 200 ir 300, manau, šito vietoje jau nelabai kažkokį tai vaidmenį vaidina, nes vis tik tai daug svarbiau yra 1600 ir tai, kas iš tikrųjų vyko praeitus 2 mėnesius. Tai šitoj poroj vėlgi, aš iš tikrųjų realiai laukčiau, nieko dabar jau nedaryčiau. Aš buvau prisipirkęs šičia, kaip tik parašė Marius, kuris baigęs irgi mūsų kursą, Artūrai, ką manai apie pirkimus, ir sakiau, jo, okei, tai yra, kaip aš sakau, yra pigų sandoriai, kartais jie gali sulaužyti visus mano standartus jo, ir aš tą sandorį padarau, nes tai yra tiesiog pigu, tu turi būti visiškai kvailas, kad tu tiesiog tokio sandorio nepadarytum, nes tau tiesiog būna ant stalo padėti pinigai. Kodėl Todėl, kad aš nežinau, ar trumpuoju ar ilguoju laikotarpiu suveiks tam tikri indikatoriai, tai nėra, ta prasme, to 51% sandoris, bet kada price action man diktuoja sąlygas pirkt, aš tiesiog perku, stop lossai yra čia, aišku, aš jau jų čia daugiau to sandorio nebelaikiausi, jie buvo daromas berods trečiadienį, nelaikiau vėlgi dėl priežasties, kad jeigu ta pora būtų šokus greitai kažkur čia į viršų, aš galbūt būčiau persikėlęs stop lossus ir aš būčiau dar ją laikęs, bet kadangi to efekto nesulaukiau, o yra galas mėnesio, stengiuosi nepasilikinėti porų sekančių mėnesių, tiesiog iš pozicijų išeidinėjau. Tai tą patį lygiai padariau ir šičia, išėjau
su labai mažu pelnu ir vėlgi tais penktadienį viskas išsipirko. Tai aš manau, kad ne Andrius, atsiprašau, o Marius dar tą porą turi šito vietoje užsidėjęs stop lossus. Tai jeigu dar viena sekanti žvakė užsidarytų teigiamą, tiesiog persikėlė stop lossą po tą žvakę ir tada jau savo, tu visi bet kokiu atveju trumpalaikį perspektyvų kažką tai būsi pataikęs. Ilgojo perspektyvų manau, kad šitai porai šiokia tokia korekcija ir vėl tiesiog ją apačią. Arba kanalas, nepamirškit, kad dar egzistuoja ir kanalai. Tikrai nemanau, kad verta daug dėmesio pora. USD ir Japonijos jena. Mėnesiniam grafike visos tos vietos teisinasi stipriai. Mėnesis, pažiūrėkit, kaip yra čia. Aišku, jeigu jisai tik užsidarys žemiau šito mėnesio, uždarys visą tą kanalą, atsiprašau, gapą, vėlgi, manau, atsivers pardavimų kažkokia tai banga jo. Arba ne tiesiog, galbūt vėlgi kanalas, bet kas, nes pažiūrėkit, ar daroma yra žemesnė arba aukštesnė apačia. Ne, kas yra, čia yra 1, 2. Tai jeigu prieš 2006 metais dėl kažkokių tai priežasčių kaina buvo atvažiavus čia nuo šitos vietos ir dabar jinai dėl priežasčių kažkokių tai vėlgi yra šičia, nu iš kur man žinot, kad iš tikrųjų nori žmonės čia pirt, ar nori žmonės čia pardavinėti. Aš to nesuprantu. Čia suprantama buvo, čia jau yra nesuprantam. Tai tokia pora manęs nelabai domina. GBP ir USD, čia kaip ir jau prieš tai minėjau kelias savaitės, su ja viskas tik tais į apačią, vėlgi spygliai uždarimai yra čia ir jau tie uždarimai dabar matau yra uždaryti, būtent šitos žvakės, jo. Pati žvakė yra tęstinumo ženklas, tai galbūt tuos spyglius kažkokios tai bandys siekti. Bet kodėl nepasirinkti iš tikrųjų kitų porų, kurios turi svarą, apie ką aš kalbu jau 3 ir 4 mėnuo, kur buvo tikrai galima daug labai šortinti tą patį GBP Australą ir apskritai labai daug porų su svaru. Tai kodėl pasirinkti tokią porą, kuri iš tikrųjų yra kažkur jinai man yra, jinai yra viduj, mėlieji, jinai yra viduj. Nežinau, kas viduj gali nutikti, viskas. Kas tik norit. Marketui nerūpi iš tikrųjų, ką mes galvojam. Jam nerūpi, kad mes turim šiandien dienai prisipirkę arba prasipardavę. Jam tiesiog tas nerūpi. Jam vienodai, ką jūs manot apie šitą porą. Tai savaitiniam, aišku, price action tik ties pardavimai, dieniniam virgiai lygiai tas pats. Nebent nutiktų taip, kad pirmadienis, tarkim, o tas dažnai būna išpaišo manipuliacinę žvakę į priešingą pusę, tada greičiausiai tokia vieta būna atstojus. Tada galima, kas prekiauja į dvi pusės, galima laisvai prisipirkti, dėti minimalius stop lossus ir vėlgi tai būna išėjęs pakankamai pigus sandoris. Vėlgi laukimas ir dar kartą laukimas, nieko aš nematau. USD, matau, Šveicarijos dar doleris yra, vėlgi tai čia kas prekiauja su šita pora, tai turi aišku žiūrėti ir tą patį eurą USD, nes jos 100% yra 100% koreliacijų savaitiniam grafike, bet tokiu atveju tai padarytos yra žemesnės vietos negu prieš tai buvo ir pakankamai aiškiai galbūt šiokia tokia korekcija ir čia ir paskui vėl viskas į čia. Jeigu šita pora kyla, euras USD greičiausiai krenta, ne? Ir atvirkščiai, jeigu šitą krenta, tai tas kyla. Euro pardavimų niekam nerekomenduoju ir jau tą, žinot, jau 1,5 metų tą lygį darau ir tiesiog nerekomenduosiu, kol kas tenais galbūt galimi pirkimai. Jeigu tenais pirkimai, tai čia greičiausiai būtų pardavimai. Šita vieta gali būti topinė ir kulminacinė, tai yra tie tokie kritiniai taškai, kada iš tikrųjų galima įeiti vėlgi labai pigiai, su ypatingai maža rizika ir su kosminio dydžio potencialu. Tai šitoj poroj ieškočiau pardavimų. Greičiausiai tai ieškočiau tik tais pardavimų. Euras GBP ir GBP... čia jau paskui tos poros iš tikrųjų, kurios jūsų nedomina. Tai pasakysiu, kad tikrai yra rinkoje ką veikti, nepamirškite, kad yra mėnesio galas ir reikia būti pakankamai atsargiem, tai aš neprekiauju kas laiką dažniausiai tokiose vietose. Vat labai įdomu, kad žmonės pasirinko būtent šitas poras ir aš vėlgi atrodytų, kad aš žiūriu ir aš nematau tose porose visiškai absoliučiai nieko ir aš noriu paklausti kodėl, noriu suprasti kodėl. Tai labai daug klausimų yra kodėl ir dėl to mes ir sugalvojom padaryti tą tokį socialinį tyrimą, vadinam taip, dėl to klausimino mūsų labai dėkingas būčiau, jeigu tikrai visi, kas turit, galit skirti 5 minutės, kas tuo užsima, tikrai tą anketą užpildykit, tikrai netims iš jūsų daug laiko, galbūt net ir patys tiesiog pamatysit,
turėsit kažkokių tai klausimų, kurie jums dar bus neatsakyti, tai užpildykit tą anketą visi, kas galit, visi, kas klausys tą video, žiūrės, galit po to video tiesiog paskirti savo 5 minutės ir tą anketą užpildyti. Tai tikrai geras dalykas, nes mes ateityje orientuosimės tikrai, ko žmonėms trūksta, nes atliekam ir mokymus ir taip šviečiam, kaip įmanoma daugiau, tai tikrai norim žinot, kaip žmonės masto, kaip ypatingai žmonės masto Lietuvoje, kaip jie suvokia tradingą, tą tradingo kultūrą. Jeigu tikrai suvokia žmonės tokį dalyką, tai manau labai geras dalykas, mes bandom visom įmanomom priemonėm tą dalyką kuo labiau iškelti į viršų, atsikratytų visų šarlatanų, kurie mus seka dažniausiai, kurie mus formuoja tą mūsų nuomonę. Tai tikrai jūsų ta anketa užpildyta tikrai padės ir jums, ir mums, ir visiems iš tikrųjų kuo greičiau ir kuo geriau siekti tų dalykų, kurių mes iš tikrųjų visi norime. Mes visi esam skirtingi žmonės, visi esam skirtingos asmenybės, bet kas liečia tradingą, tai mūsų tikslas visų yra vienas ir vienintelis. Tai tą tikslą pasiekti iš tikrųjų kur kas yra lengviau, jeigu mes dirbsim kartu, bendradarbiausim, padėsim vieni kitiem, tai bus daug lengviau. Jau šiandieną savo porų, kurias turėčiau papasakoti, nepasakosiu, paliksiu tą kitai savaitei ir dėl to, kad šią savaitę greičiausiai aš ilsėsiuosi iki 1 penktadienio ir tada žiūrėsiu, kas markete vyks jau savaitę užsidarius. Taigi šiandien, mėlėjai, tiek. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį ir už tai, kad pasidalinot savo norais, ką norėt išgirsti apie vienokias arba kitokias poras. Viso geriausio ir sėkmės jums prekyboje.